Sveiki, brangus Propatria kanalo klausytojai ir žiūrovai. Šiandien vėl su jumis sveikinamės laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinickas Vilniuje, ir mano brangus kolega JAF lietuvis advokatas Povilas Župatis Čikagoje aptariam JAF pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Galvoju šį kartą pradėti, o šį kartą tai yra gruodžio 11 diena, tokią datą mes kalbamės. Pradėti nuo Sirijos. Visai ką tik, Sirijoje įvyko lemtingi pokyčiai. Taip bendriausia prasme turbūt yra įvardyjama, kad nuverstas režimas. Būtų atsargu gal dar anksti sakyti, kad pakeistas kažkuo režimas. Taigi, kokia yra situacija jūsų ir čia gal ir teisinių vertinimų Sirijoje ir ko tikėtis pasauliui iš to, nes pasauliui pasiekmių bus? Vytautai, neaišku, kaip nauja valdžia, tie sukilėliai sutvarkys valdžią. Labai daug priklausys nuo tų, kurie dabar laikinai yra užėmę Damaskus. Pradžia atrodo nebloga, jie bando taikingai sutvarkyti ir įsteigti tvarkingą valdžią. Bet aš manyčiau, kad iš užsienio taško žiūrint yra labai įdomu, kas daugiausiai nukentėjo. Daugiausiai nukentėjo Iranas ir Rusija. Iranas nukentėjo, kadangi jie naudojo Siriją siųsti ginklus ir bendrai dirbti su trim teroristų organizacijom, kurios kovojo su Izraeliu. Lebanone, Gaza ir Jemen. Sudaną, atsiprašau. Tai Iranas žiauriai nukentėjo ir jie net sukilėliai net išplėšė Irano ambasadą, bet Rusijos ambasados nelietė. Rusai daug nukentėjo, kadangi Putinas naudojo Siriją, įsteigė labai svarbią bazę laivyno ir aviacijos bazę ir dirbo su Assad prieš sukilėlius, ilgą laiką bombardavo ir panašiai, net Wagner grupė tenais veikė. Ir staiga dabar, kai vyko tas sukilimas, pasirodo, kad nei Rusija, nei Iranas negalėjo padėti Assad. Ir Assad turėjo pabėgti į žmogžudžių sostinę Maskvą, kuris dabar su Putinu sėdi tenais. Aš manyčiau, kas yra įdomu Lietuvai, kad yra antiek nusilpusi Rusija dabar, ekonominiai ir kariniai ir panašiai, kad gali būti, kad sekantis kraštas, kur gali sukilti, būtų Belarusija. Apie tą nieks spaudoj nekalba, bet įsivaizduokim, reiškia, pamatytų žmonės Belarusijai, kad Rusija dabar yra nusilpus ant tiek, kad negalėjo padėti savo kolegai Assad, kodėl negali taip pat sukilti Belarusijai prieš komunistinę valdžią. Tai Lietuvai tas galėtų būti labai naudingas sukilimas. Dabar kam yra naudinga, ten yra labai sudėtinga padėtis. Izraelis panaudoja tą progą, bombarduoja ginklų bazės ir laivyną Sirijos, būktai, kad teroristai neperimtų ir kad nebūtų pavojo Izraeliui. Ir tuo pačiu Izraelis, kaip ir per visus karus, truputį praplečia savo sienas, užėmė daugiau Sirijos žemių. Ir žinoma, tas yra laikinai, bet tas laikinai tampa visam laikui. Kitas kraštas, kur naudingas sukilimas, tai yra Turkija. Kadangi Turkija kariavo prieš kurdus, kurdai kariavo kartu su amerikiečiais prieš teroristus, prieš ISIS. Tai dabar susidaro situacija, kur Turkija vėl kariaus ir bandys išstumti kurdus, Amerika remia kurdus. Tai čia susidaro labai didelė šachmatinė problema. Yra dvi valstybės, kuriem yra naudinga, tai yra Turkija ir Izraeliui, ir dvi valstybės, kur žiauriai nukentėjo, tai Iranas ir Rusija.
Lietuvoje nuskambėjo reaguojant įvairiausių spekulacijų, kad na gal čia neskubėkite džiaugtis dėl Rusijos silpnėjimo, nes štai atsilaisvins samdinių, bus paliktos bazės, jie galės judėti į Ukrainą arba net gal ir prieš Baltijos šalis, kas čia ką gali žinoti. Bet aišku, daug ryštesnis klausimas kyla, tai kokia turi būti būklė, jeigu nesiėmė gelbėti Asado Rusija. Kita vertus, aišku, Rusija turėjo visada tą doktriną ir aiškiai vardindavo, kad labiau už sirus sirais nebūsim ir jeigu jie patys negali gintis, tai mes už juos liūto dalies darbo nepadarysim. Bet kuriuo atveju, man įdomus buvo pastebėjimas, ar gal klaidinanti žinia, nežinau, bet skaičiau tokias antraštes, kad ir naujosios tos numanomos pretenduojančios valdžios atstovai sako, kad rusų bazės Sirijoje atitinka Sirijos interesus ir darysim viską, kad jos čia liktų. Ar jūs ką nors tokio girdėjot, ar komentuotumėt tai? Aš girdėjau, kad buvo raminančių žodžių, kadangi rusų kariuomeniai, kuri yra tose bazėse, yra dabar panikoj. O jeigu jas užpultų tie sukilėliai, jie neturi žmonių apsiginti. Tai ant kiek yra rimtai kalbama apie tai, aš nežinau. Aš manau, kad bent laikinai nieko nebus su Rusija. Didžiausias rūpestis sukilėliai yra įkurti naują valdžią. Dar vieną aspektą šitoj temai noriu paliesti, tai yra pabėgėlių klausimas. Ne viena Europos šalis, man regis jau bent 6 - Vokietija, Prancūzija, Švedija, lyg Danija su Norvegija ir dar kažką pamiršau, gal Austrus, jau paskelbė arba viešai svarsto formaliuoju būdu naikinti pabėgėlio statusą asmenims iš Sirijos, nes esą Sirija tapo saugi šalis. Ir, na, aš visada buvau apskritai prieš tos pabėgėlio statusus žmonėms iš labai tolimų kraštų, nes jiems yra galimybė prašyti politinio prieglobsčio artimiausiose saugiose šalyse, o ne belstis per pusę pasaulio į turtingiausias šalis pasaulyje. Bet, nepaisant šito, kaip pagrįsta dabar vadinti Siriją saugia šalimi? Aš, pavyzdžiui, žiūriu į tuos žmonės, kurie rikiuojasi perimti valdžią Sirijoje ir man atrodo, kad Sirijos krikščionims tai dabar reikia rimtai galvoti apie išlikimą arba kankinystę, nes jų situacija dabar kaip tik pavojingesnė. Kaip jūs matot šitą? Ar išsisprendžia humanitarinė krizė dėl to, kad nuverstas Asadas? Kol kas yra saugu dabar, bet paskelbė, kad jie nediskriminuosi, bus saugu visom religijom, krikščioniam yra viešai pasakę, kad jie nepersikios. Bet žinoma, čia yra neaišku, kadangi dar nėra viena sukilėlių grupė, yra eilė buvusių teroristų, yra sukilusių patriotų, taip kad yra labai neaišku. O kas liečia emigrantus, reikia atsiminti, kad buvo maždaug 13 milijonų Sirijos žmonių, kurie pabėgo nuo Asado. Dalis jų liko pačioj Sirijoje, iš kur kilo sukilėliai, bet dalis pateko į Europą, dalis į Ameriką ir panašiai. Ir dabar jų statusas turi keistis, kadangi jeigu jie gali grįžti atgal į Siriją, tai jie neturėtų teisę prašyti teisės gyventi Europoje. Aš sutinku su tą. Persikelkim į JAV. JAV mes turime išrinktą, dar neprisiekusi naują prezidentą ir naujasis prezidentas toliau dėliojasi savo komandą, bet nežinau, gerai, galbūt pradėkime nuo komandos. Kalbant apie jo komandą, yra vienas mūsų dar neaptartas ir tikrai dėmesio vertas paskyrimas. Tai yra Elono Musko, garsaus milijardieriaus, išradėjo verslininko naujasis postas, kurį aš, jeigu žiūrint esmės, apibūdinčiau kaip biurokratijos mažinimo pareigūnas. Jūs, aišku, galite ir norėčiau, kad pakomentuotumėt plačiau, kodėl, jeigu sutinkat, kad tai yra svarbios pareigos, jos yra naujos pareigos, tokio portfelio anksčiau nebuvo, jis imasi šito darbo, jeigu teisingai suprantu, lygių statusų su Viveku Ramasvami, buvusiu kandidatu būti respublikonų kandidatu į prezidentus. Ir jie dviese turėtų rasti formulę ir išspręsti, kaip sumažinti perteklinę biurokratiją Amerikoje. Ar tik federaliniu lygiu? Papasakokit plačiau, kokie jų užduotis ir ko galima tikėtis?
Pirmiausiai supraskite, tai čia nėra nauja ministerija, čia yra tik patarėjai. Ir jie sutiko, panašus bandymas buvo prieš 44-3 metais, kai panašiai buvo žymus biznieriai už dyką, jie vadinosi Dollar Men, už $1 sutiko dirbti Amerikos valdžiai, padėti valdžiai atstatyti gynybos sistemą Amerikoje, kad galėtų Amerika eiti karą. Tai buvo paskutinį kartą, kai buvo tokie iš šalies patarėjai, kurie buvo labai žymus ir jiem nereikėjo to darbo ir panašiai. Dabar Musk pasakė, kad jie darys tą darbą tik tai iki 1,5 metų ir po to užsidarys. Jų tikslas yra patikrinti tik federalinės agentūras ir pažiūrėti, kur yra bėtomi pinigai, kaip galėtų sutaupyti daugiau biudžetų. Musk yra pasakęs, kad su laiku gali tom programom sutaupyti maždaug $2 trilijonus. Ir aš tau duosiu vieną pavyzdį, kur dabar iškilo Vytautai. Praeitą savaitę pranešė, kad tik 6% Amerikos biurokratų ateina į darbą. Jie dirba iš namų. Kabutėse dirba. Įsivaizduok, yra 14 000 federalinių pastatų po visą Ameriką. Tie namai stovi apšildyti, elektra jungta, viskas veikia, bet nėra darbininkų. Darbininkai dirba iš namų. Biurokratai. Bet tie 6% dar yra klaidingi, kadangi 5% iš tų 6 yra sargai ir tie, kurie išvalo tos tuščius pastatus. Taip, kad iš viso Amerikos biurokratų maždaug ateina į darbą 1%. Jūs suprantat, kad tai yra skaičius, kurio šiaip žmogus negali patikėti, nes tai reikštų, kad valstybė yra visiškai išvaistoma. Teisingai. Dabar kaip po pavyzdys, Vytautai, jeigu tu kreiptumės ką nors dėl pensijos, turėtum rimtą klausimą, dabar trunka maždaug 300 dienų, kad gautum atsakymą iš biurokratijos. O jeigu dėl mokesčių kreiptumės, yra 22 mėnesiai, kol gausi atsakymą, jeigu iš viso gausi. Tai gali įsivaizduoti, kokia yra betvarkė ir ant kiek tie žmonės kabutėse dirba. Kitas dalykas yra įsivaizduoti. Žmogus, biurokratas dirba namie kur nors, jis gal yra Floridoje, gal yra Meksikoje, gal yra Lietuvoje. Nesvarbu, jis gali dirbti su kompiuteriu bet kur. Bet jis su to savo kompiuteriu turi paslaptingą informaciją iš valdžios. Jis turi tavo informaciją, jis turi kitų piliečių, tą informaciją gali pavogti hackers, gali panaudoti, išplėšti iš bankų ir panašiai. Yra didžiausia nesąmonė. Tai dabar Musk ir jo partneris pasakė vieną dalyką, ko reikalausim, yra, kad federaliniai darbininkai turės grįžti darbą 5 dienas į savaitę. Dabar skubėdamo Bideno žmonės susitarė greitai su profsąjungos unija. Viena agentūra, tai yra pensijos agentūra, kur dirba 42 000 darbininkų ir pasirašė sutartį, kad tie darbininkai jų negalės priversti grįžti į darbą 5 metus. Atsimink, viskas tas kilo iš COVID, kai buvo laikai, kad bijojo, kad grįžti, kad nesusirgtų žmonės. Ir tai buvo laikinai padaryta 19 metais, kad darbininkai gali dirbti iš namų. Ir tas laikinai dabar yra. Biurokratiniai kalboj laikinai Amerikoje reiškia amžinai. Aš prisipažinsiu, kad jums kalbant, aš atlikau paiešką ir radau tą straipsnių apie tą raportą, kuris iš tikrųjų skelbia taip, kaip jūs ir pasakojat. Ne tai, kad aš jumis abejočiau, bet aš galvoju, kokio oficialumo šaltinis ir tikrai pakankamai oficialus šaltinis, debatai senate apie tai,
Aš tikiuosi, kad klausytojai pasižiūrės rimtai, aš tikiuosi nepamiršiu ir numesiu nuorodą apie tai po mūsų įrašų, kai jis pasirodys, nes tai yra verta pamatyti. Iš tikrųjų, 6% su visais tais aptarnaujančio personalo žmonėmis ateinančių į darbą on a daily basis. Jeigu galima, nuo šitos temos aš norėčiau peršokti prie kiek kito kampo, tai yra, jeigu mes galėtume pažvelgti tokiu apibendrintų žvilgsniu į pasaulį, kurį paveldi Trumpas. Mes dar nežinom, ar ne, nes jis paveldės tik tai po maždaug mėnesio, šiek tiek daugiau, bet vis tiek kontūrai jau aiškus, situacija gali keistis, bet kontūrai jau aiškus. Ir jeigu mes tuos kontūrus apžvelgtume, tai kokia dabar yra situacija, kurią Bidenas palieka Trumpui? Aš manyčiau, kad geras pavyzdys, Vytautai, būtų dabar, kai Trump buvo nuvykęs į Paryžių, į Notre Dame katedros atidarimą. Ten atvyko 82 pasaulio vadovai, prezidentai, ministrai ir panašiai. Kas gavosi, beveik visi bandė prieiti prie Trump. Kadangi dabar jie skaito Trump kaip de facto prezidentais, dar nėra didžiųjų prezidentas, bet de facto dabar visi kreipia dėmesį į Trump. Tarptautiniai ir Amerikoje vietiniai žmonės, nieks nebesikreipia į Bideną, kreipiasi į Trump. Taip kad dabar ką jis perima, kokia yra tarptautinė padėtis, kur Lietuvai svarbiausiai turbūt įsivaizduok vien tik tai Europoje. Prancūzija turi valdžios krizę, Vokietija turi krizę, Gruzija yra krizė. Vienintelis rimtas ir tvirtas kraštas dabar Europoje praktiškai yra Italija. Azijoje, kai visi žinom, kas atsitiko Korėjai per paskutinę savaitę, kur verčia prezidentą, prezidentas buvo įsteigęs martial law, karinę tvarką, po 6 valandų turėjo atšaukti, dabar jis yra metamas iš pareigų ir gal net pateks į kriminalinį suolą. Vienu žodžiu, yra demokratiniuose kraštuose, yra krizių po visą pasaulį. Tas pats yra Pietų Amerikoje. Visa Pietų Amerika praktiškai yra politiniai kriziai, išskyrus Argentiną. Tai Trump perima labai rimtą pavojingą padėtį pasaulyje. Vakar sužinojom, daleiskim, kad Kinija pasirodyti prieš Biden, kol dar Biden yra valdžioj, padarė didžiausius istorijoje savo laivynom ir aviacijos manevrus prie Taivano, Pietų Korėjos ir net prie Japonijos. Parodyti, ant kiek jie yra galingi ir praktiškai pagrasinti Ameriką. Taip, kad yra visam pasaulyje, dabar žinom, kas kalbėjom apie kas dedasi artimuose rytuose, kur vyksta visa eilė karų. Ir yra 5 teroristų organizacijos veikia, Izraelis bombarduoja 3 kraštus aplinkui save, yra labai rimta padėtis, pavojinga padėtis artimuose rytuose ir žinoma visi, kas dedasi Ukrainai. Taip, kad jis perima labai pavojingą padėtį ir daug kas yra kalbėję, kad yra linkstam lik 3 pasaulinio karo. Jis tokią perima padėtį iš Biden. Pasikalbėkim plačiau apie turbūt svarbiausią politinę prasme tą konflikto židinį artimuosiuose rytuose, tai yra Izraelis ir Gazos ruožas. Dabar jau ne tik Gazos ruožas, bet apskritai konfliktas, kurio epicentre yra Izraelis. Čia aš būtent kaip teisininko jūsų noriu klausti dabar ne apie karo aspektus, geopolitiką, o apie tas bylas. Nežinau, ar visi klausytojai žino, bet šiuo metu yra turbūt 2 pagrindinės bylos, kurios aktualios, kalbant apie Izraelį ir apie Izraelio esamą premjerą. Tai yra byla tarptautiniam baudžiamajame teisme ir byla dabar ką tik pradėta svarstyti dėl galimos Netanyahu korupcijos. Jeigu galėtume į kiekvieną iš jų pažvelgti atskirai, kas ten matosi, kokie yra svarbiausi, ar tai yra baltai siūlai siūta jūsų manimu, ar ne, kiekvienu atveju? Čia yra labai rimtas dalykas. Izraelis žino, kad jie turi Amerikos paramą
taip kad jie nebijo, kas jiem būtų tarptautiniai auditorijoje. Pirmiausiai, prieš mėnesį ar kiek Tarptautinis kriminalinis teismas apkaltino ministrą pirmininką Izraelio ir gynybos ministrą dėl karo nusikaltimų. Ir tas kaltinimas reiškia, kad jie turi būti areštuoti, jeigu jie įvažiuotų į vieną iš tų 120 valstybių, kurio yra pasirašę Tarptautinio kriminalinio teismo taisyklės Romoj, kai buvo įvesta taisyklės. Čia yra rimtas dalykas. Amerika taip pat pasakė, kad jie jokių būdų to netoleruos ir baus kraštus, jeigu jie bandytų suareštuoti. Bet dabar Izraelio ministras pirmininkas tikrai bijotų važiuoti į Europą ir kitus kraštus, kurie yra pasirašę tą, kadangi jį gali suareštuoti. Tai čia yra labai rimtas praktiškas dalykas. Ir žinoma, Izraelis kaip kraštas, kuris visada yra minimas kaip vienintelis tik demokratinis kraštas artimuose rytuose, yra statomas kaip pavyzdys visiems, praranda labai daug savo reputacijos, kai yra kaltinamas tokio teismo kaip Tarptautinis kriminalinis teismas. O praeitą savaitę buvo kitas kaltinimas, ne iš oficialios organizacijos, bet iš Amnesty International, kur yra pasižymėjus po visą pasaulį kaip labai rimta organizacija, centras yra Londone. Ir jie studijuoja genocidą ir kitus tarptautinius nusikaltimus prieš mažumas ir panašiai visam pasauliu. Praeitą savaitę jie paskelbė, kad Izraelis yra kaltas dėl Gazos, kaltas dėl naikinimo palestiniečių. Tai yra rimtas kaltinimas genocidų. Aišku, Izraelis ir Amerika vėl reagavo, kad yra nesąmonė, kad tas kaltinimas yra neteisėtas, bet praktiškai yra pravesta tas genocido kaltinimas, kas lieka labai didelė žymė Izraeliui. Ir kaip jie tą pasiteisins ir kaip jie tą išspręs, aš nežinau. Žiniasklaida Amerikoje, daleiskim, labai mažai kreipia dėmesį į tą kaltinimą. Europoje kreipia daugiau. Trečia problema ministrui pirmininkui yra jo asmeniška byla. Jis yra įtrauktas kriminalinė byla dėl korupcijos ir ypatingai dėl kyšių. Tai yra pirmą kartą, kad Izraelio ministras pirmininkas, kuris eina pareigas, yra patrauktas į kriminalinę atsakomybę. Ir dalinai tas pateisina, žiūrint į tuos visus kaltinimus prieš ministrą pirmininką Vytautai, reikia atsiminti dalinai, kodėl jis nesitarė su Hamas ir nesitarė su palestiniečiais nutraukti karą. Pasikeisti, reiškia, kalti žmonėm, kurie yra belaisviai, dalinai dėl to, kad jeigu karas baigėsi, ministrui būtų didelis pavojus, kad jį atšauktų iš pareigų ir jis turi kriminalinę atsakomybę Izraelį. Tai jis dėl karo yra praktiškai, jam kai yra kaip draudimas asmeniškai. Ir čia yra labai liūdna padėtis, nežinom kaip baigsis, bet yra labai visos trys bylos yra labai rimtos kriminalinės kaltinimai ir bylos. Ar jūs manot, kad kas nors iš šitų veiksnių gali išklibinti JAV požiūrį į Izraelį, nepriklausomai nuo to, kas valdo JAV? Tiesiog dabar bent jau tiek tas atrodo iš Lietuvos žiūrint, iš šiapus balos, tai kad Vašingtone yra konsensusas. Gal dabar demokratai atrodo mažiau užtikrinti dėl palaikymo Izraeliui, bet apskritai, kad Izraelis yra sąjungininkas, kas bebūtų. Ar jūsų akimis tai yra besąlygiška? Aš manyčiau, kad Izraelis gali būti tikras, kad Amerika visą laiką juos rems. Nesvarbu, kokie bus sprendimai. Supratau.
toks Ir vat, čia yra dėl to, kad Izraelis turi ypatingai didelę įtaką Amerikos kongrese. Ir aš manyčiau, kad Trump administracijai bus dar draugiškesnė Izraeliui negu Biden administracija. Matom iš žmonių, kuris dabar skiria į svarbius tarptautinius postus, kurie turi ryšius su Izraeliu. Net kalbant su Izraelio naujo ambasadoriu, kur skiria kiti žmonės, kurie turės ryšius su Izraeliu, visi yra ypatingai draugiški Izraeliui ir visais būdais gins Izraelį. štai tokia, brangus klausytojai, kategoriška prognozė iš Povilo šituo jautriu klausimu. Mano klausimai tuo tarpu baigti, Povilai, nebekankinsiu jūsų. Bet paskui jūs turit klausimų man. Mums labai įdomu, kad kaip naujokas Seimo narys, mes norim, kad tu paaiškintum, kaip vyksta veikla Seime, kad mes suprastumėm, kaip Lietuvos Seimas veikia. Tai pirmas, daiskim, klausimas yra, Seimas turi komitetus. Tu žadėjai, bandai patekti į komitetus ir tada klausimas yra, kur tu į katros komitetus patekai ir praktiškai ką tas reiškia, ką komitetai daro ir kaip tu įsivaizduoji savo darbą tuose komitetuose. Klausimas, Povilai, labai platus, bet aš pabandysiu kuo glaučiau. Seimas turi, bijau sumeluoti dėl skaičiaus, berods 16, dabar jeigu viską apimant komitetų, jie yra išskaidyti sritimis, viešosios politikos sritimis, sakykime. Aš labai siekiau patekti ir galiausiai pavyko patekti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą. Turbūt kažkoks atitikmuo būtų ir daugelį pasaulio šalių. Bet yra žmogaus teisų komitetas, aplinkos apsaugos komitetas, žemės ūkio ir panašiai. Žemės ūkio, atsiprašau, čia nebūtų tikslus pavadinimas, kaimo reikalų komitetas. Ir šitoj komitetų gausoje, aišku, kad visi nori patekti į tuos komitetus, kurie atitinka jų profesinio išmanimo arba gal blogesniais kai kuriais atvejais interesų sritis. Tai tikrai ne visiems ir ne visada tas pavyksta ir ypatingai čia yra neparanku būti didžiausiose frakcijose, nes didžiausiose frakcijose išeina, kad tos frakcijos, o frakcija tai yra kaip partijos atstovų būrys Seime, tarkim, socialdemokratų frakcija, tai jinai be abejo vienyje socialdemokratų partijos atstovus. Jiems dažnai būna sunkiausia patekti ten, kur nori, nes tiesiog būna per daug norinčių į tą pačią vietą. Žodžiu, Seimas yra taip išskaidytas į 11 komitetų, taip pat dar į krūvelę komisijų. Kiekvienas Seimo narys būna vienoje komisijoje, viename komitete, o kartais ir dviejose. Man atsitiko taip, kad aš esu dviejose komitetuose, be Nacionalinio saugumo ir gynybos, dar esu ateities komitete, kurio pavadinimas labai abstraktus ir daugam kelia klausimų. Kėlė daug klausimų ir man. Jis yra įsteigtas tik tai praėjusią Seimo kadenciją ir jo paskirtis iš esmės yra žvelgti į tai, kaip Seime svarstomi teisės aktai su užsibrėžtais teisės aktuose ilgalaikiais matymais, su strateginė perspektyva yra suderinami. Dar pamatysiu, kaip ir kiek pavyksta tai daryti tam komitetui. Suprantama, bent jau man šita užduotis atrodo tokia labai sudėtinga ir ambicinga. Sudėtingesnė už einamąją teisėkurą, bet pamatysim. Galiausiai visai nesenai paaiškėjo, kad patekau į Laisvės kovų ir istorinės atminties komisiją, kas man irgi buvo labai svarbu. Iš esmės analogiškoje komisijoje dirbau ir Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, pavyko jie atsidurti ir čia. Kaip suprantu, sudėtis jos yra labai pasikeitusi, kaip tik šiandien kalbuosi iš kabineto ir vyko neseniai vienas pirmųjų posėdžių, kur jau buvo kažkokia darbotvarkė. Ir tas klausimas, ką daro komitetai ir komisijos, juose įvyksta tas realusis svarstymas teisės aktų, kurie svarstomi Seime. Ne tik teisės aktų, dažnai ir įvairių institucijų problemų, kartais viešojo gyvenimo kažkokių klausimų, kurių rezonansas pasiekia Seimą, bet dažniausiai jos svarsto teisės aktus pagal tematiką. Jeigu tinkama to komiteto ar komisijos tematikai, tai ten ir svarstama. Tai kai mes matom diskusijas dažnai nušviečiamas ir žiniose įvairiose medijose iš plenarinių posėdžių salės,
tos diskusijos su visa pagarba jų dalyviams, tuo pačiu dabar jau ir savo, dažnai yra tokios fasadinės, skirtos kameroms. Nuoširdi diskusija, perkalbanti oponentus, ten jau nelabai vyksta turbūt. Pagrindinė diskusija, kur iš tikrųjų realu, kad perkalbėsi oponentus, įvyksta komitete. Svarstymo stadijai, nes kiekvienas teisės aktas, kuris eina per parlamentą ir tikisi būti priimtas, galiausiai pasirašytas prezidento, kažkas jį pateikia, užregistruoja, vienas Seimo narys ar daugiau, ar vyriausybė, ar prezidentas, tada Seime įvyksta balsavimas po pateikimo, vienas etapas, tada būna svarstymas, antras etapas ir tada būna priėmimas, trečias etapas. Tai štai tas antras etapas svarstymas, jis vyksta komitetuose, jis yra ilgiausias laike ir imliausias, intelektualiai pavadinkim. Šitame etape būtent į komitetus ateina visi siūlymai, visos redakcijos, visi bandymai kažką pataisyti, bandymai suderinti skirtingas vizijas. Ten viskas apsvarstama ir, teikiama kažkokia bendra komiteto išvada galiausiai, kartais dar ir po viešų klausimų, kuri jau keliauja vėl atgal į plenarinių posėdžių salę. Plenarinių posėdžių salėje dauguma parlamentarų gali atmesti, sunešioti tą komiteto versiją, be abejo, jeigu turi pakankamai balsų ir nuspręsti kitaip. Bet paprastai komitetų pozicijos yra gerbiamos, be abejo, juose valdantieji irgi turi daugumą ir tai dažnai daug ką lemia. Ir komitetas yra būtent tas etapas, bet kurio teisės akto kelyje per Seimą, kuriame daugiausia svarstymų įvyksta ir iš tikrųjų rimčiausiai yra į jį pasižiūrima. Labai įdomu, truputį sudėtinga klausytojams, aš manyčiau, bus labai įdomu, kai duosi pavyzdį, kai svarstysi kokį rimtą įstatymą. O kaip tu, Vytautai, jauties, ar tu turėsi, kadangi atstovauji mažą partiją, esi vienas, esi nepriklausomas, ar tu turėsi balsą tose komitetuose? Pamatysim. Šitų dalykų yra labai sunku prognozuoti. Aš manau, kad mano bent jau pirmas įspūdis yra, kad ypatingai komitetuose labiau negu plenarinių posėdžių salėje reiškia ne tik tavo aritmetinis svoris, bet ir tavo kažkokios kompetencijos, gebėjimas argumentuoti, gebėjimas gal rasti kompromisus, suderinti kitų pozicijas ir taip toliau. Tai pasižiūrėsim be abejo, kaip čia pavyks, bet aš tai nelaidoju savo kaip kol kas mažos partijos atstovo šansų. Ir manau, kad būtent komitetai ir komisijos yra ta vieta, kur daugiausiai gali nuveikti būtent argumentuodamas. Ar komitetų posėdžiai yra slapti? Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atveju kartais būna slapti. Ne visada, bet tai būna. Bet apskritai Seimas, dabar bijau sumeluoti, praėjusią ar dar ankstesnę kadenciją perėjo prie tvarkos, kada visus komitetų ir komisijų posėdžius transliuoja ir galima stebėti juos tiek realiu laiku YouTube kanale, tiek ir po to jų įrašus peržiūrėti viešai prieinamus. Sakyčiau, kad labai skaidrus tapo tų požiūrių Seimo darbas ir gerai, kad taip yra. Sveika Lietuvos demokratijai. Puiku, labai įdomu, Vytautai, ir tau linkiu sėkmės. Bet vis klausiu klausimus apie tavo veiklas, kadangi esi naujokas, turi mums parodyti, ką darai. Gerai, ačiū Povilai, ačiū ir už tą rūščią piliečio akį, ir už klausimus, ir už savo pirmiausia atsakymus, už tai, kad turim galimybę turėti tokius pokalbius. Įdomius, tikiuosi, ne tik man, bet ir mūsų klausytojams ir žiūrovams. Dėkoju dabar jums už laidą, dėkoju visiems, kas mūsų klausosi ir tariu iki kito karto. Susitiksime, bent tai planuojam, dar sykį ir šiais metais. Iki. Tikiu, kad prieš Kalėdas dar.